naujas projektas, iš tikrųjų jisai toks gana keistas yra, bet visada norėjau jį padaryti dar nuo senų laikų, kai pradėjau žaisti pokerį prieš 4 metus. Tai noriu laimėti Olimpiko reitingą, tai atrodo dabar šiek tiek juokinga, bet iš tikrųjų visada turėjau tokią idėją ir norėčiau ją pabandyti gyvendinti. Pats reitingas jisai nėra ten kažkokių didelių pinigų ar dar kažko, man atrodo gal tik keli tūkstančiai litų papildomai. Tačiau turiu gana stiprią motivaciją tam, tiesiog kažkokį kaip tikslą išsikelti ir pabandyti padaryti. Tai planas yra toks, kad dabar 2 mėnesius žaisiu pokerį Olimpike, Olimpik Kazino Vilniuje. Jaučiuosi panašiai turbūt kaip lyg turėdamas kažkokį darbą, kur reiks kiekvieną dieną kažką daryti. Ir tikslas yra, aišku, viską šitą įamžinti video reportažuose, aprašyti blogę, pateikti jums informaciją ir idėja yra parodyti, kad tiesiog galima ateiti, žaisti ir laimėti ir kad tiesiog kiekvienas gali tai padaryti. Tai dabar važiuojam į pirmą turnyrą, šiandien yra šeštadienis, turnyras bus 30 litų su rebais, iš tikrųjų paskutinį kartą su tokį turnyrą žaidęs. Tikrai turbūt prieš kokius 3 metus, gal 2,5, bet labai senai. Ir net neįsivaizduoju, kas ten vyksta, bet atsimenu, kad tokie turnyrai susilaukdo tokių prastų žaidėjų, kurie net nežinodavo, kokios yra taisyklės. Ir bus labai keista dalyvauti tokiam filde, nes pripratęs žaisti vis tiek praktiškai visada su pakankamai gerai žaidėjais, tai ar nebus priešingo rezultato, kad žaidimas tokiam lygiai duos priešingą rezultatą. Tai planuoju padaryti po įrašą bent kartą per savaitę, su to kaip sekasi, pateikti būtinai visas finansinės ataskaitas, kiek kainavo turnyrai, kiek aš išleidau, kiek aš laimėjau, koks procentinis yra laimėjimas. Taip pat bandžiau susisiekti su Olimpik Kazino, galvojau, gal jie norėtų prisidėti prie šito mano iššūkio ir, pavyzdžiui, leisti man filmuoti viduj. Tačiau kažkaip nesulaukiau atsakymų iš jų, jiem atrodo gal nelabai įdomu, gal ateityje dar susidomės, tai būtų faina, kad galėčiau padaryti filmavimą iš vidaus, iš stalų, gal net kažkokią ranką įdomesnę nufilmuoti. Tai ilgai mąsčiau apie tai, iš tikro, kiek kainuotų visas tas malonumas ir kokių reikia bankrolų ir taip toliau. Tai pasiskaičiavau, kiek kainuoja žaisti Olimpike, tai vidutiniškai savaitę, jeigu nevyksta kažkokie pats turnyrai, tai kainuoja 1200. Tai galvoju, mano pradinis bankrolas turėtų būti apie 2500 litų, tai yra apie $1000. Tai yra suma, kurios užteks 15 pirmų turnyrų, tai praktiškai daugiau negu 2 savaitės. Ir manau, jeigu tas 2 savaitės tiesiog nieko nepavyks patekti niekur į pinigus ir bastinsiu rolą, tai tiesiog manau, kad tada ir nutrauksiu projektą, nes jeigu per pirmas 2 savaitės nepatinku ir negaunu jokių taškų, tai mano galimybė paimti reitingą iš karto labai mažėja. Tai manau, kad tai ir bus ta riba, sakysim, kuri reiškia, nubrėž po 2 savaičių matysis, ar viskas gerai vystosi toliau, ar reikia tiesiog nutraukti tą projektą. 14 turnyrų, aišku, nėra didelis kiekis, bet gyvam pokeriui tai vis tiek manau, kad pakankamai normaliai ir jeigu neatsimušiu kažkokią tai itin blogą variaciją, tai manau, kad tikrai turėtų būti neblogas rezultatas. Taip pat vienas iš šito dalyko tikslų yra daugiau patobulinti savo gyvą pokerį, daugiau orientuotis galbūt į kūno kalbą ir kad pakelti savo lygį, nes planuoju po to išvažiuoti žaisti pokerį į Maltą ir kelionę į Dubliną dar laukia. Tai galvoju, bus labai smagu ir pailsėti nuo kompiuterio, nes biškai akis jau pavargo nuo žaidimo ir nuo mokymų. Tai galvoju, porą mėnesių live žaidimo bus visai smagu. Aišku, šiek tiek turbūt yra savižudybė susiplanuoti taip, kad reiktų kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą eiti į Olimpiką ir ten žaisti pokerį, bet tikiuosi, kad užteks ir jėgų, ir sveikatos, ir tos psichologinės motivacijos, nes kartais nueini vieną turnyrą į užknisą, o dabar reiks praktiškai žaisti 50 turnyrų.